Jis įsigandęs sustojo. Kas ten? Bet Tomas nematė jokio garvežio. Ir joks garvežys neatsiliepė. Aš nebijosiu ir rasiu kelią. Grįšiu namo, kol nenusileido saulė. Paskui Tomas pateko į akmenų griūtį. Jis įsigandęs sustojo. Kas ten? Bet Tomas nematė jokio garvežio. Ir joks garvežys neatsiliepė. Vėliau Tomas puškavo per slėnį. Pasigirdo bauginantis švilpimas, kuris aidu atsimušė į jo katilą. Tomo ugniadėžė sušnipštė iš baimės. Kas ten? Aš nebijosiu ir rasiu kelią. Grįšiu namo, kol nenusileido saulė. Tomas nurūko tolyn puškuodamas ir dardėdamas, bet staiga jo stabdžiai sucypė. Priešais Tomą stovėjo 3 keisčiausi garvežiai, kokius tik jis yra matęs. Pelenai ir šarijos, kas jūs? Bet garvežiai neatsakė ir netrodė draugiški. Tomo katilas drąsiai sukunkuliavo. Aš esu Tomas, o jūs? Garvežiai žvaliai supukšėjo. Aš skrydis, aš dūžis, o aš Ferdinandas. 2 mažesnieji garvežiai švokštė ir šniokštė. Mes čia gyvenam! O kas yra čia? Ukanota sala? Ukanota sala? Čia Ukanota sala? Mažieji garvežiai išdidžiai puškavo. Girdėjai apie ją? Tomas sudrebėjo ant bėgių. Taip, girdėjau. Mes esam vietiniai miškakirčiai. Matėm, kaip atplaukiai. Bet tu mūsų nematėjai. Žaidėme dardančius ratus ir švilpiančius švilpukus su tavimi. Bet tu su mumis nežaidėjai. Gali pažaisti dabar? Jei nori. O tap. Bet Tomas nenorėjo žaisti su Skrydžiu, Dužiu ir Ferdinandu. Jam nepatiko jų žaidimai. Jie buvo pernelyg keisti. Jie buvo pernelyg gąsdinantys. Ne, ačiū. Aš atvykau iš Sodoro salos. O dabar grįžtu atgal. Likit sveiki. Ir Tomas nuskubėjo bėgiais atgal, kuo toliau nuo vietinių miškakirčių. Tomas linksmai savo puškavo.